Lietuvos sporto gerbėjų laukia įvykių kupinas savaitgalis. Vilniuje vyks Lietuvos bokso ir stalo teniso čempionatai bei lengvosios atletikos taurės varžybos. Kaune varžysis plaukikai, o Utenos apylinkės trauks ralio sirgaliai. Sostinėje verda lemiamos kovos Lietuvos vyrų ir moterų bokso čempionate. Iš viso Lietuvos čempionate kovoja beveik 100 boksininkų ir boksininkių. Didžiausia intriga laukiama svorio kategorijoje iki 91 kg. Net 16 kartų Lietuvos čempionu tapęs Vitalijus Subačius sieks susigrąžinti titulą iš pernai auksą iškovojusio Tado Tamašausko. 75 kg bus įdomi dvikova tarp Ivarūno ir Sinkevičiaus iš Kauno. Bus 81 įdomi dvikova Pukas su Zujevu iš Kėdainių. Labai įdomi kova bus, aišku, Subačius su Tamašausko. Ir sunkiam svoriui turbūt bus gana įdomi kova. Tai tokios 4 kovas pagrindinės, kurios tikrai bus geras kovas. Ir kviečiu visus žiūrovus ateiti pasižiūrėti, nes tai tikrai bus įspūdingas kovas. Po Lietuvos čempionato paaiškės ir galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri kovos dėl kelialapių į olimpinės žaidynes. Šis čempionatas svarbus tuo, kad paaiškės pretendentai, kurie atstovaus Lietuvą atrankos į olimpinės žaidynės turnyruose, kurie prasidės balandžio ir birželio mėnesį baigsis. Bus 2 turnyrai. Vienas bus Europos kontinento turnyras, kur papuola 3 boksininkai kiekvienoje svorio kategorijoje. Ir birželio mėnesį bus pasaulinis. Ten išskyrus sunkius svorius papuola po 5 boksininkus, o sunkiasvoriai po 1 tik tai. Iš Lietuvos boksininkų tikimasi bent 2 olimpinių kelialapių. Didžiausios viltys siejamos su Londono olimpiados prizininku Evaldu Petrausku ir praėjusių metų Europos čempionu Eimantu Stanioniu. Sostinėje šeštadienį susirinks geriausi šalies lengvaatlečiai. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose sportininkai galės įvykdyti ne tik pasaulio uždarų patalpų čempionato, bet ir olimpinių žaidynių normatyvus. Šiuo metu 20 Lietuvos lengvaatlečių yra įvykdę olimpinius normatyvus, tačiau dėl kvotų į olimpiadą galėtų vykti tik 17. Įvykdyti normatyvus dar tikrai turi nemenkas kiekis sportininkų, iš kurių mes tikimės tų normatyvų. Tai ta pati Austra Skujytė, kur iš tikrųjų, manau, po motinystės atostogų jau tikrai sugebės iki vasaros sezono atgauti savo sportinę formą ir įvykdyti normatyvą. Yra Raividas Stanys, kuriam 1 cm trūksta. Yra ta pati Lina Grinčikaitė patyrusi sportininkė, kuri tikiuosi iš tikrųjų, kad jinai sugebės tą normatyvą padaryti. Tikimasi, kad olimpiadoje į lyderių 8-tukus gali patekti keli Lietuvos lengvaatlečiai, tačiau apie medalius garsiai nekalbama. Pažadėti ir prisižadėti, kad mes tikrai iškovosime medalius, tai tikrai nenorėčiau ir galbūt net nenorėčiau nei savęs, nei kitų apgaudinėti. Tai yra labai didžiulis iššūkis ir tai nėra paprasta, ypatingai lengvoje atletikoje, kaip žinia, yra didžiulė konkurencija ir kažkokių tai super žvaigždžių garantuojančių medalius, kaip turėjom Virgilijų, mes tikrai šiai dienai galbūt ir neturime, tačiau yra merginos iš tikrųjų gabios, galinčios ir šiais metais tą padaryti ir užkopti apdovanojimo pakilos. Lietuvos taurės varžybose dalyvaus beveik visi geriausi šalies lengvaatlečiai. Po motinystės atostogų į sportą grįžusi olimpinė vicečempionė septynkovininkė Austra Skujytė, ėjikės Brigita Virbalytė ir Neringa Eidytytė, sprinteriai Lina Grinčikaitė ir Rytis Sakalauskas, šuolininkas į aukštį Raividas Stanys. Kauno Girstučio baseine vyksta Lietuvos žiemos plaukimo čempionatas. Jame varžosi daugiau negu 300 plaukikų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Moldovos. Čempionate plaukikai galės įvykdyti ir olimpinius normatyvus. Ryškiausia šių varžybų žvaigždė 2-kart olimpinė vicečempionė Baltarusė Aleksandra Gerasimenė. Žiemos čempionate varžysis ir perspektyviausi Lietuvos plaukikai Danas Rapšys, Povilas Strazdas, Andrius Šidlauskas ir kiti. Geriausi šalies stalo tenisininkai 3 dienas Vilniuje kovos dėl Lietuvos čempionų vardų ir kelialapių į Malaizijoje vyksiantį pasaulio čempionatą. Lietuvos čempionate dalyvaus po 32 geriausius vyrus ir moteris. Ypatingai atkakli kova žadama vyrų vienetų varžybose, kur čempiono titulą gins Alfredas Udra. Moterų varžybose čempionės titulą sieks apginti Eglė Stuckytė. Čempionate nežais tituluočiausia šalies stalo tenisininkė Rūta Paškauskinė. Daugkartinė Europos čempionė prestižinėse varžybose Vokietijoje kovoja dėl reitingo taškų, reikalingų norint patekti į Rio de Janeiro olimpinės žaidynes.